viena iš dažniausiai žmonės liečiančių problemų, kurios yra aktualios plastinėje chirurgijoje. Šiandieną kalbėsime apie užstribusius vokus, tiek viršutinius, tiek apatinius. Norėtųsi pažymėti, kad tai yra problema, dėl kurios kreipiasi dažniausiai. Ir dažniausiai kreipiasi ne tik moteris, bet ir vyrai. Tikrai neklysiu sakydamas, kad tai yra operacija, dėl kurios plastinė chirurgija daugiausiai kreipiasi vyrai. Kodėl? Todėl, kad jinai yra trumpa, duoda labai gerą efektą, neskausminga ir, kas visiems aktualu, nebrangi. Taigi pradėkime nuo pradžių. Vokai yra viršutiniai ir apatiniai, tai yra dvi skirtingos operacijos, dvi skirtingos patologijos. Dažniausiai žmonės, manau, kad 90% kreipiasi dėl viršutinių vokų uždirbimo, vienas kitas, sakyčiau, nedaugiau 10% dėl apatinių. Viršutinių vokų operacija, viršutinių vokų uždirbusių vokų korekcinė operacija užtrunka apie 25 minutes, atliekama vietinėje neutroje. Po operacijos tą pačią dieną išleidžiame namo. Gydytoją, tai yra mane, operavusi chirurgą, reikia aplankyti dar 2 kartus. Vieną kartą reikia aplankyti po operacijos praėjus vienai parai, tada pašalinami mažyčiai gleistukai nuo žaizdų. Antrą kartą reikia aplankyti po 8 dienų, kada pašalinami siūlai. Komplikacijos šiai operacijai yra labai retos, jos kažkuo tai neišsiskiria, tai yra pūliavimas, arba pačios siūlės išsiskyrimas. Tokių komplikacijų būna vienetai. Jeigu operacijų per 10 metų atlikau virš 500–600, tai komplikacijas galiu suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Gal kokie 2–3 buvo kraujavimai, vienas kitas siūlės išsiskyrimas. Ačiū Dievui, pūliavimo neturėjau. Bet kokiu atveju esant mano minėtom komplikacijoms, sprendimo būdai irgi yra labai paprasti ir neskausmingi ar nežalojantis pacientui. Kraujavimas stabdomas arba persiuvant tą vietelę vietiškai nusiskausminant ir imkim komplikacijų sprendimas užtrunka kokias 2–3 minutes. Pjūvio išsiskyrimo atveju dažniausiai sugyja taip, kad šioje vietoje net ir platesnis vandelis pasislepia raukšlėje ir tai nejaudina arba neerzina, pavadinkim, pacientų. Tokia operacija atliekama dažniausiai, ne dažniausiai, o visada vietinėje neutroje, tai yra be narkozės. Todėl žmogus po operacijos yra pilnoje sąmonėje ir jis pats gali netgi pavairuoti namo, jeigu jis atvažiavęs su mašina, arba užsidėjęs vis tiek kažkoks patinimas ar pleistriuką, nenorėdamas su pleistriuku eiti, ar nenorėdamas, kad kiti matytų po operacijos, gali paprasčiausiai susidėjęs nuo saulės ne kažko įsiskiriančius dydžių akinius, drąsiai pats grįžti namo. Šitos operacijos atveju tikrai niekada nereikia, kad būtų lydintis asmuo. Žmogus pats ateina, po to jis pilnai gali save apsitarnauti, todėl tai ir yra taip paprasta. Ir šitų operacijų, po operacijų dažniausiai rekomenduoju dar šiek tiek, esant galimybėm laiko ir finansinių atžvilgių, šiek tiek palankyti fizioterapinės procedūras, kas greitina gydymą, mažina patinimą. Tai maždaug tiek apie viršutinius vokus. Šiek tiek pratęsiant tą temą, pavadinkim iš teorinės į praktinę pusę, kai norėsiu paminėti kelis pavyzdžius, parodyti ir būtent ką aš turiu minty. Kita mūsų dalis trumpa yra apatinių vokų plastika. Apatinių vokų plastika yra žymiai sudėtingesnė. Aš asmeniškai stengiuosi atlikti kone 100% bendrinėje neutroje, todėl ir žmogus dažniausiai pasilieka ligoninėje klinikoje iki vakaro arba net iki ryto sekančio. Šiuo atveju komplikacijos jau yra dažnesnės, ne vienetai, gali būti
Kodėl jos dažnesnės, ta prasme, pūliavimų, kraujavimų tai nėra dažniau, nes tai priklauso didelė dalim nuo manęs ir paciento, bet yra tokios komplikacijos kaip randėjimas padidintas, kas duoda tam tikrą voko deformaciją. Tai priklauso būtent nuo organizmo reakcijos į operacinę traumą. Ir čia nei aš, nei pacientas nelabai gali to įtakoti. Aišku, tas yra taisoma, bet vėlgi tai yra daug sudėtingesni dalykai. Natūraliai ta operacija yra jau brangesnė. Taigi, pereikime prie, pavadinkim, praktinės dalies. Imkime pirmą atvejį, tai yra moteris prieš ir po. Kaip matote, kaip aš sakau, atėjusiai moteriai, ar man reikia operuoti vokus. Žinot, plastinis chirurgas yra ne tas, kuris pasakys, reikia ar nereikia. Čia yra pacientas, ateina ir sako, man tas nepatinka. Jeigu aš matysiu, kad pacientui, jeigu matau pacientui ar pacientai nepatinka tai, ko neįmanoma koreguoti, tai nėra užkritusių vokų, kurie atrodo, kad kitam užkritusių. Tai aš tikrai neoperuoju tokių žmonių. Bet ar reikia? Tai žinot, grožis yra subtilus dalykas ir tą turi nuspręsti žmogus. Taigi šiuo atveju štai užkritę vokai labai aiškiai moterim visada yra toksai sąlyginė indikacija, kaip aš vadinu, jeigu dažant blakstienas ar pasidažius blakstienas nusidažo kartu ir vokai, tada reikia operuoti. Gal nereikia, bet rekomenduoju. Taigi, kaip jūs matote, šituo atveju yra vokas viršutinis pilnai pasidėjęs ant blakstienų, pakritęs ar pasileidęs šoninis akies kraštas. Operacija planuojama taip, pjūvis planuojamas taip, kad randas pasislėptų raukšlėje. Mes galim aiškiai matyti, kad randas šiuo metu yra raudonas, tai yra labai šviežias randas, jisai yra mėnesio nedaugiau prieš mėnesį atliktos operacijos. Kol jis yra rūžavas, dar mes jį galime matyti, kur jis yra. Kai jisai pabals, jisai yra lygiai to raukšliai, kuris susidaro atmetus akį ir tikrai jo nesimatyti. Čia yra dar šviežesnis randas, kad įsivaizduotumėt, specialiai paėmėme šitą pavyzdį, tai yra randas po 8 parų. Tai yra taip žmogus atrodo, pacientė atrodo prieš operaciją, lygiai tas pats požymis, kaip aš vadinu, reiškia subjektyvus, tai kad liečia blakstienas, šita vieta išsipūtusi dėl riebalinių išvaržų, taip pat pasipūtusi šita vieta, akis atrodo sunki, žvilgsnis piktas, toks prislopintas, apimerktas. Ir štai taip žmogus atrodo jau po 7 dienų. Kaip matote, jokių mėlynių kažkokių didelių. Taip, aš nesiginčiu, šiek tiek patinimo čia, šiek tiek patinimo virš ir žemiau pjūvio, bet tai yra tik 7 dienos po operacijos. Tai prasme, tai yra, manau, kad, pavadinkim, greit, tai operacija, kurios labai greit galima grįžti atgal į darbą, į prastinę veiklą ir panašiai. Dar vienas pavyzdys, šiek tiek jaunesnios pacientės, tas pats pasidėjimas, tas pats pilnumas. Šičia yra gal mėnuo po operacijos jau, kaip matot, kai žinai, kas daryta, natūraliai, kad mes matom, kad štai čia yra rūžavas randelis, kai jis pabalo, jau tikrai nesimatys. Akis atvira, burnos nesimato, bet ir šypsena didesnė. Reiškiasi, pagrindiniai dalykai yra, atgrasanti žmonės nuo operacijos, tai yra, ar nepažeisime regos, ar gerai matysiu, nes tai yra akis, tai yra veidas, tai yra labai subtili vieta, taip kad galiu drąsiai garantuoti, operuojamas yra vokas. Ir nieko bendro neturintis su akimi kaip organu. Todėl ją pažeisti, galima ko gero tik teoriškai, praktiškai net neįsivaizduoju, ką reiktų daryti, kad kažkaip pažeisti akį ir įtakoti kažkaip regėjimą. Žodžiu, dėl to gali kiekvienas pacientė būti ramus. Dažniausiai užduodami klausimai yra keli. Vienas populiariausių, ar man jau reikia, turint minty ne tai, kad ar jis pakankamai nusileidžia, bet turint minty amžių. Noriu pabrėžti, kad kaip raukšlių gydymas,
Taip ir čia amžius čia neturi jokio svaraus, amžius nėra svarus argumentas. Jeigu vokas nusileido, reiškia, operuojant galima tą defektą koreguoti. Ir ar jūs esate 35, ar jūs esate 65. Voko nusileidimas nuo amžiaus. Taip, aš sutinku, kad jis yra su amžiumi, bet dažniausiai jis apspręstas yra genetinių dalykų. Todėl amžius čia nieko, kaip čia pasakyti, nieko neįtakoja. Jeigu vokas nusileidęs yra objektyviai pasidėjęs ant blakstienų ir objektyviai pilnumas akis sunki, kažkur reikia, galima operuoti. Ar reikia, čia jau sprendžia pacientas. Kitas klausimas yra irgi labai dažnas. Per kiek laiko ir ar apskritai gali vėl tas atsinaujinti. Kaip sakė vienas mano pažįstamas kunigas, jeigu nori prajuokinti dievulį, papasakok apie savo planus. Nieks jums nepasakys, per kiek atsinaujins. Aš galiu garantuoti, kad tas neatsinaujins per 2 metus. Bet ar tai atsinaujins per 7, ar tai atsinaujins per 17 metų, čia yra vėlgi genetiniai dalykai, kuriuos reikia daugiau pasižiūrėti tėtį, mamą ir jų paklausti, kaip greitai man vėl tas bus. Nu ir trečias, ko gero, dažniausiai užduodamas klausimas, kiek tai kainuos. Taigi šita operacija kainuoja 550 €, skaičiuojant viską. Jeigu reikia kažką pataisyti, ačiū Dievui, tai yra labai retai, bet jeigu kažką reikia pataisyti, ar ką, čia galioja taisyklės, kaip ir visame mano darbe, aš niekada neįmu papildomų už savo darbą. Tai ko gero tiek šiandieną, sekant mėnesį jau sugalvosim kokią nors aktualesnę temą ir vėl pašnekėsim.